Taigi šioje laidoje metų netikėtumas. Mama Halogen, velnis, Tata Xenon. Tata. Naujas vardas ir nauja automobilių markė mūsų šalyje. Tiems, kas nežino, kas tai truputis informacijos. Tata Motors yra didžiausias automobilių gamintojas Indijoje, o Tata Group yra vienas didžiausių šios šalies koncernų. Didžioji dalis šios grupės gaminamų automobilių tai sunkvežimiai ir autobusai. Tačiau lengvuosius automobilius įmonė pradėjo gaminti dar 1954-aisiais. Tai buvo bendri produktai kurti su Daimler-Benz kompanija. Prieš porą metų Tata įsigijo Land Rover ir Jaguar kompanijas. Automobilių pasaulyje Tata labiausiai pagarsėjo prieš 2 metus, kai pasaulį pristatė pigiausią lengvąjį automobilį, žymųjį Tata Nano, kuris kitais metais turėtų debiutuoti jau ir Europoje. O pirmieji į Lietuvą atvežti modeliai tai pikapas Xenon ir hatchbackas Indica. Apie Indica papasakosim, kai nutirps sniegas, o štai Xenon prieš jūsų akis. Tata Xenon parduodama su 2 tipų kėbulais – 2-vietė arba 5-vietė kabina. Pirmą kartą Tata išleido pikapą 1988-aisiais, o štai šis priklauso jau antrai pikapų kartai. Pirmą kartą Europoje jie parodyti prieš 4 metus Bolonijos automobilių parodoje Italijoje. Prekyba 2-vietė versija prasidėjo 2007-aisiais, o 4-vietis pikapas išleistas tik praėjusiais metais. Šie automobiliai gaminami Tailande. Beje, Indijos koncernas giriasi, kad automobilis sukurtas per rekordiškai trumpą laiką – vos 17 mėnesių. Iki šiol tik Toyota sugeba sukurti automobilį per 18 mėnesių. Tačiau geriau jau Tata būtų užtrukusi ilgiau, nes automobilis turi begalę smulkesnių ar didesnių trūkumų. Smulkius Tatos trūkumus būtų galima vardinti ir vardinti. Tačiau ne tai svarbiausia. Kur jūs rasite naują pikapą, kuriam suteikiama 3 metų garantija už 42 000 litų? Pigiausia 2-vietė Xenon versija su mokesčiais kainuoja 49 900 litų, o brangesnioji į mūsų rankas patekusi versija su 2-guba kabina siekia 59 900 litų. Tačiau tai komercinis automobilis ir įmonės sutaupys pridėtinės vertės mokestį. Tai nebejotinai pats pigiausias pasiūlymas pikapų rinkoje. Taigi galima lengvai susitaikyti su didžiuliu ausis užgalančiu variklio garsu, stabdžių ABS nebuvimu, klaikiom interjero plastmasėm ar keistais garsais sklindančiais iš važiuoklės. Galų gale tai visai nesvarbu. Pirmiausia, nereikia pamiršti, kad Xenon yra darbinis arklys, o ne limuzinas. Tuo labiau, kad jam suteikiama 3 metų garantija. Galbūt važiavimas šio automobiliu ir primena kažkada vairuotą GAZ 53, tačiau jis puikiausiai tiks mūsų ūkininkams arba miškininkams. Glumina ir pats automobilio pavadinimas – Xenon. Natūralu, kad pirmiausia žvilgsnis ieško tų xenoninių žibintų, bet jų nėra ir net už papildomą kainą šiame automobilyje jie nenumatyti. Indai pasižymi puikių humoro jausmų. Taip įvairias mašinas galima būtų pavadinti Tata Stability Control, Tata 10 Airbags ir panašiai. Tik susipažinus su naujojo Tata Xenon, jis iš pradžių jūs gazdina, nes čia nėra jokių elektronikos pagalbininkų, nėra stabdžių antiblokavimo sistemos, nėra traukos kontrolės, nėra elektroninės stabilumo programos. Jūsų automobilis ir kelias toks, koks jis yra, tačiau susipažinus su Tata iš arčiau ir šiek tiek pripratus prie jo valdymo subtilybių, jo galima net ir paišdykauti. From disco to disco, from town to town, everybody is trying to get down. Kaip ten bebūtų, tačiau tokių automobilių Europai reikia. Apie tai byloja stabili jo paklausa Ispanijoje, Italijoje, dabar ir kaimyninėje Lenkijoje. Nebejoju, kad ir Lietuvoje Xenonas suras savo pirkėją. Lipni juostelė. Oi.
tai.